Štai matote skaidrę. Čia yra išsidėsčiusios taip Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas. Plutonas čia nepažymėtas. Ir taip pat aplink Žemę sukasi Mėnulis. Taip, tai yra astrologijoje naudojami simboliai. Tai yra 10 planetų, tai yra Saulė, pati kaip žvaigždė, o to Merkurijus, Venera, Mėnulis, taip, žiūrint į Žemės. Po to eina Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas ir dar Plutonas. Tai yra klasikinė astrologija, būtent naudoja, sakykime, šitas planetas. Ir šiandien mūsų tema yra būtent Merkurijus. Štai matote skaidrę ir štai skaidrė yra simbolon kortos. Tai yra asociatyvinis kortos, į kurias žiūrint, įsigilinant į detalės, galima matyti tai, reiškia, ką kiekviena mūsų sąmonė piešia, taip, kas mums užkliūna. Ir čia yra vaizdžiai pavaizduota būtent simbolon kortose planetų energijos vaizdiniais. Tai yra loginis mąstymas, matematinis mąstymas, taip, o yra kūrybinis, sakykime, mąstymas, taip. Kai žmogus mąsto vaizdiniais, tai vat ir Merkurijus, sakykime, daugiau atsakingas yra už tą praktinį mąstymą, o štai už vaizdinį mąstymą yra kitos planetos šiek tiek atsakingos. Bet šiandien yra Merkurijus ir čia matote skaidrų šiandien daugiau esu padaręs. Aš jas po to galėsiu įdėti, kad jūs atidžiai galėtumėt galbūt nusikopijuoti. Tik yra toks prašymas, skaidris naudokite tik savo asmeniniams tikslams. Taip. Ir štai čia šitoj skaidrai matome Merkurijus, Merkurijaus ženklas. Ir yra pažymėta, kad Merkurijus valdo dvynių zodiako ženklą ir mergelės zodiako ženklą. Ir tuo pat metu mes matome dvi simbolon kortas, kur Merkurijus yra dvyniuose. Taip, jis perduoda, jis tarpininkas, jis neša informaciją, žinutę neša. Ir matome Merkurijų mergelėje, tai yra tarnystė, tai yra darbas, reiškia pasitarnavimas, sakykime, visos šitos temas, būtent Merkurijaus. Taigi, pagrindinis principas Merkurijaus yra ryšiai. Merkurijaus funkcija yra sukurti galimybės naujų kontaktų ir naujų ryšių. Merkurijus nekuria naujų ryšių, bet jis sukuria galimybės, reiškia atrasti naujų kontaktų ir naujų ryšių. O kam jis, reiškia, sukuria galimybės atrasti naujus kontaktus ir naujus ryšius. Dabar pasižiūrėkime šiek tiek atidžiau. Einame dabar galbūt į tokią, taip sakant, ezoterinę filosofiją šiek tiek į tą. Taigi pasižiūrėkite Merkurijaus simboliką. Čia mes matom
Vat matote, apačioj kryžiukas, apskritimas ir pusmėnulis yra, taip. Tai kryžiukas tai yra Žemė, apskritimas yra Saulė, o pusmėnulis yra Mėnulis. Tai va, Merkurijus, kaip jau praeitoj skaidrėj žiūrėjom, taip, jis, matote, yra arčiausiai Saulės ir jis ima Saulės žinutę. Ir ta Saulės žinutė, Saulė kokią žinią duoda? Saulė yra impulsas kūrybinis. Apie Saulę paskaitą paklausykite. Tai va tą kūrybinį impulsą, tą, kaip sakant, nediferencijuotą impulsą. Merkurijus paima, jį diferencijuoja, tai sudeda į lentynėlės ir nuneša Mėnuliui tą informaciją. Apie Mėnulį mes irgi jau kalbėjom. Mėnulis tai yra mūsų gyvenimas, mūsų buitis, kaip mes jaučiamės, kaip mes čia adaptuojamės. Taip, tai yra susijęs su realiu žmogaus gyvenimu ir, kaip jau kalbėjome, mes praktiškai Mėnulyje visi ir gyvename, Mėnulio energijose. Ir štai Merkurijus, jis tą Saulės energiją nuneša Mėnuliui ir Mėnulis paima, sakykime, tą energiją ir kūrė būtent kontaktus ir naujus ryšius. Po to Merkurijus paima Mėnulio, tarkim, patirtį, tai ką patiria Mėnulis, ir neša atgal Saulei. Tai va, jis yra tarpininkas. Va, tarpininkauja. Tai va, Merkurijus tai yra tarpininkas ir tai yra protas. Tai yra mūsų protas, reiškia mūsų gebėjimas mąstyti, sekančiose skaidrėse apkalbėsime kiekvieną tą funkciją pagal, pagal būties lygius. Tai va, ir protas, va, būtent koks Merkurijus, kokiam zodiako ženkle, kokius jis turi aspektus su kitom planetom, kokios stichija ir panašiai. Tai va, toks pas žmogų ir jo protas, jo gebėjimas būtent suprasti, įsisavinti, bendrauti, apie tai vėliau kalbėsim. Tai va, kad suprasti patį mechanizmą, nes realiai, kai mes kalbame apie planetas, kalbame apie žmogaus, sakykime, struktūrą, okultinę, ezoterinę žmogaus struktūrą, taip? Ir Merkurijaus paskirtis, jis daugiau yra irgi susijęs, sakykime, kaip jau suprantate, su buitimi. Merkurijus veikia trumpose distancijose. Tai va. Jis būtent kontaktai, perduoda ryšius ir panašiai. Tai yra vaidmuo, yra Merkurijaus tarpininkas. Taigi raktiniai žodžiai čia paskaitykim, kuriuos surašiau. Tai yra ryšiai, tai yra informacija, komunikacija, logika. Merkurijus neturi emocijų ir jausmų. Jis yra bejausmis ir neemocionalus. Jo tikslas yra būtent neiškreiptai, kaip sakant, perduoti faktus, konkrečią informaciją, ją priimti iš Saulės arba iš Mėnulio
ir padėti materializuoti. Tai reiškia pritaikyti praktiškai tas žinias. Taip? Logika, nauji smegenų neuronų takai, alternatyvos, dualumas, analizė, racionalizmas. Taip. Čia tokios bendros reikšmės yra Merkurijaus. Kai įsime apie planetą ženkluose, zodiako ženkluose, tai bus tikrai įdomu. Dabar mūsų tikslas yra suprasti pačią planetos funkciją. Tiesiog pačią esmę, kaip jį veikia. Vat. Paskaitysiu šiek tiek citatą iš Michailo Levino. Merkurijų kartais vadina velniuku su ragučiais. Taip yra todėl, kad Merkurijus yra dualus. Jis turi du polius. Taip, ne. Merkurijus reiškia ir abejonės. Jis gali blaškytis nuo vieno poliaus prie kito. Tačiau šios savybės nėra būdingos Merkurijui, kaip grinam Merkurijui. Šios savybės blaškymasi ir abejonių atsiranda būtent susilietus jam su materija, su materializavimo procesais. Kūrybinis impulsas, unikalus kūrybinis impulsas eina iš Saulės. O štai Merkurijus, paėmęs tą kūrybinį impulsą, visą informaciją to kūrybinio impulso, jį neša Mėnuliui. Mes apie tai kalbėjom. Savo esmėje Mėnulis taip pat nėra diferencijuotas. Mėnulis tiesiog atspindi Saulės šviesą. Jis atspindi tą šviesą tokią, kokia pas jį ateina. Tačiau Merkurijus visą tai analizuoja, bando sudėlioti, sugrupuoti, apjungti savaip ir, vienu žodžiu, tokiu būdu formuojasi, kaip sakant, protas dirba mūsų, taip. Taigi visą tai, kaip sakant, tarpininkaujas tokiu būdu. Ir jis stengiasi, kaip sakant, neiškreipti tam tikrus faktus, konkrečius faktus, reiškia paima ir juos tiesiog nešioja, taip, tarpininkas. Taigi mūsų mąstymo aparatas yra Merkurijus. Kaip mes mąstome? Merkurijus tai yra tas aparatas mumise, kuris įvardyja, įformina, įprasmina, uždeda etiketės, pavadinimus kuria. Tai yra ir su žodžiais susijęti dalykai, su kalba susijęti dalykai, su supratimu susijęti dalykai. Taigi Merkurijaus kaip ir paskirtis atpažinti, kaip sakant, atpažinti tuos srautus ir juos įforminti, įprasminti, aprengti žodžiais, prasmėmis. Taigi čia Merkurijus, dar kartą noriu pabrėžti, Merkurijus yra tas žemasis manas. Sanskrito terminas yra žemasis manas, tai yra protas, mūsų protas, kuris yra grinai susijęs su gyvenimu. Tačiau yra dar aukštasis protas, jis mąsto jau ne faktais. Jis mąsto, kaip sakant, net ne vaizdiniais, o tiesiog abstraktus, sakykime, intuityvus mąstymas. Viena iš tų planetų yra, pavyzdžiui, Jupiteris, kuri mąsto abstrakcijomis. Tačiau yra dar aukštasis, vadinamas Merkurijus, tai yra Uranas.
jis masto visiškai, kaip sakant, dar kitaip. Taip, mąstym, kaip sakant, mūsų mentalinis kūnas, va taip yra suformuotas. Merkurijaus funkcija yra susijęti centrą Saulę mūsų su periferija. Periferija šiuo atveju Mėnulis yra tas, kuris atsakingas už realų fizinį, kaip sakant, gyvenimą, materializaciją. Mintis, kuri materializuojasi. Taip. Yra vairios praktikos, kai reiškia, bandoma, sako, mintis materializuojasi. Tai va. Tos mintis yra Merkurijus, o štai materializacija tą atlieka Mėnulis. Atlieka Mėnulis pačią materializaciją. O štai patį srautą, sakykime, kūrybinį srautą, Merkurijus ima iš Saulės. Taip. Atsiprašau. Tai štai. Taigi, priklausomai nuo to, kokioje padėtyje horoskope Merkurijus pas žmogų, galima suprasti, ar žmogus yra imlus informacijai, ar jis greitai, reiškia, priima informaciją, ar jam reikia laiko, kad įsisavinti, suprasti, koks nuovokumas yra, kaip, reiškia, jam greitai, kaip sakant, susidėlioja galvoj, kaip čia tas yra lankstumas, tarkim, intelektualinis, tas protinis lankstumas, kaip jam dašunta, kaip sakant, vienam dašunta per akimirką, o kitam reikia galbūt nemažai laiko, kad daeitų, kas čia kaip yra kur. O kartais ir visai nedaeina. Tai va, koks tas mūsų Merkurijus horoskope dabar. Taigi Merkurijus tai yra būtent mūsų mąstymo procesas. Reiškia, yra vaizdinis mąstymas, loginis mąstymas. Pas rusus žodis toks yra образование. Tai būtų pas mus kaip vaizdinis mąstymas net. Tai yra būtent yra dešinysis pusrutulis ir kairysis pusrutulis. Dešinysis pusrutulis yra atsakingas už vaizdinį mąstymą, o kairysis yra atsakingas už loginį mąstymą. Tai visa tai yra irgi kaip ir toks su Merkurijum susijęti dalykai. Taigi, Merkurijus taip pat žmogui duoda proto lankstumą. Jeigu protas lankstus ir kūnas gali judrus būti, Merkurijus atsakingas už kūno dalis irgi yra. Apie tai šiek tiek vėliau kalbėsim. Taigi, gerai. Dabar einame prie sekančių. Štai, tikiuosi, kad jums matosi skaidrė. Čia yra lentelė, čia yra raktiniai žodžiai ir čia yra suskirstyta. Yra būties planas, tai bus aukščiausias, mentalinis, astralinis ir fizinis. Taip, ir toliau gyvenimo sfera eina, tai yra kaip asmuo, asmens santykiai, reiškia asmuo visuomenėje ir gamtoje, kai tai pasireiškia. Taigi dabar aukščiausiame lygmenyje, sakykime, Merkurijus, kaip jau mes ir kalbėjom, jis būtent formuoja ryšius. Jis yra tas tarpininkas tarp Saulės ir Mėnulio. Tai jo tiesioginė funkcija, atsiprašau.
Taip, dabar toliau mentalinėme lygmenyje, tai yra intelektualinis, abstraktusis lygmuo, kaip asmenyje tai Merkurijus pasireiškia. Tai yra mūsų mintis, mūsų mąstymas, mūsų supratimas, mūsų skvarbumas, tai yra žmogaus gebėjimas įsismelkti, sakykime, protu, įsismelkti į reikalą. Reiškia, taip pat mūsų daugiapusiškumas, proto aštrumas, tai yra būtent kalbėjimo gebėjimas išreikšti, sakykime, mintis, kalbėjimas, čia ir gražbylystė, taip pat gebėjimas mokytis, koks pas mus, reiškia, yra gebėjimas mokytis, taip pat proto struktūra, žmogaus protingumas, tai kai mes sakom protingas žmogus arba kvailas žmogus, ir intelektas. Intelektas, bet reikia suprasti, kad Merkurijus, būtent tas buitinis intelektas, arba gal daugiau tas intelektas, kaip yra žmonės, protingi žmonės, gal gudrus, gal teisingiau būtų sakyti gudrus žmonės. Išmanantis, sakykime, tą materialų pasaulį, reiškia, greitai orientuojasi, kaip toks verslininkai. Merkurijus taip pat ir manipuliatorius, jeigu mes į mitologiją pasižiūrėsim, graikų mitologija, taip, reiškia, Merkurijus, reiškia, mitologija Merkurijus jis valdo ne tik prekybą, bet valdo ir manipuliaciją, melą, vagystės irgi. Toliau santykiuose Merkurijus kaip veikia aukščiausiam lygmenyje, tai yra mentaliniam lygmenyje, intelektualiniam abstrakčiam. Tai yra, kaip mes viens kitą suprantame, kaip mes sugebam suprasti kitą žmogų, kaip mes sugebame būti tolerantiški kitai nuomoniai, kaip sugebame išgirsti kitą, tą informaciją, kurią perduoda. Tai kaip mes sugebam viens kitą suprasti ir komunikuoti, kaip priimame informaciją. Tarkim, aš perduodu informaciją ir kitas žmogus ją priima. O dabar mes irgi dirbame per Merkurijų. Aš bandau jums perduoti, aš naudoju visokią vaizdinę medžiagą, kad būtų lengviau perduoti tą informaciją. Taip. Šiaip internetas yra urano energijose. Ir tarkim, tą tokią informaciją mes, tarkim, perdodam. Aš bandau žodžiais, balsu, tembru, jums perduoti tam tikrą informaciją per savo, kaip sakant, tą patirtį, tą savo supratimą. Dabar visuomenėje, kaip pasireiškia Merkurijus, tai yra įvairūs atsiliepimai. Taip. Aš irgi prašau, parašykite atsiliepimus ir panašiai. Yra atsiliepimai. Taip pat gandai. Tai yra įvairi informacija visuomenė, tai yra mass media. Ir ne tik mass media, yra įvairūs, sakykime, informacijos perdavimo portalai įvairūs ir dabar kiekvienas gali susikurti savo kanalą YouTube, Facebook'e, ar Instagram'e, ar Telegram'e. Yra tų socialinių visokių tinklų ir žmonės gali tiesiog dalintis įvairiausią informaciją, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta verslo pasaulyje, kas vyksta visur. Ten, kur žmogus, sakykime, save realizuoja, kiekvienas mes įeiname į kažkokias didesnius kolektyvus ir ten, reiškia, vyksta informacijos apsikeitimas. Reikalinga informacija, taip, kuri mums padeda funkcionuoti ir save realizuoti. Taip pat yra naujienos įvairios, taip. Taip pat yra kasdieniškos įvairios smulkmenos.
Bet tai taip pat ir propaganda gali būti, taip. Propaganda tai yra kryptingas žmonių nuomonės formavimas. Tai vat Merkurijus ir už manipulaciją ir jis moka vat, su Merkurijum, tarkim, reiškia geras Merkurijus ir žmogus gali panaudoti tą dalyką įvairiem tikslam. Merkurijus taip pat yra vidurinis ir specialus vidurinis išsilavinimas. Gamta. Gamta, tai gamtoje Merkurijus yra pokyčiai ir diferenciacija, apie tai kalbėjom. Paima, tarkim, tyrinėja, mokslininkas tyrinėja gamtą, tai va. Ir jis suskirsto, reiškia, ten paima, ten ta, reiškia, rūšis, ten ta rūšis, ta prasme, skirstimas, pavadinimai, etiketės sudėtos, reiškia, viskas turi vardus, pavadinimus ir panašiai. Visą tai daro Merkurijus, skirsto. Taip ir šiaip gamtoje diferenciacijos, reiškia, suskirstimo procesai vyksta, tai yra pasidalinimo procesai. Merkurijus šiaip į savyje, atminkite, yra dualus. Taigi einam toliau. Štai sekantis planas, tai yra astralinis, emocinis, energetinis planas. Taigi asmuo asmeninėme lygmenyje, astralinis lygmuo, taip yra. Merkurijus duoda gebėjimą prisitaikyti. Taip pat duoda nervuotumą. Tai yra gudrumas, taip, gudrumas, emocinis labiau. Smalsumas ir nesąžiningumas atsiranda. Toliau santykiuose astralinių lygmenį tarp prisitaikymas, čia jau atsiranda veidmainystė. Tai taip pat yra tarpininkavimas, tai yra, kai mes gauname žinias, tai yra apkalbos irgi gali būti įvairios. Kai kažkas mums pasako kažką, reiškia, kažkur kažką girdėjo ir tokiu būdu vyksta pletkai, tie vadinami, taip, apkalbos. Taip pat yra savitarpio supratimas arba nesupratimas. Toliau visuomeniniam lygmenį tai yra įvairios diskusijos, tai yra įvairios naujienos, subjektyvi nuomonė, sakykime, interpretacija įvykių, reiškia taip, ir taip pat čia yra apkalbos yra. Ir gamtoj tai yra greitis, tai yra Merkurijus labai greitas yra, reiškia greiti procesai, įvairūs judesiai, procesai greiti. Ir fizinis lygmuo, tai yra asmens žmogaus gyvenime, tai yra susijęs su, tai yra miklumas, apsukrumas, judrumas, artikuliacija, lankstumas, gestai, smegenis, tai yra ryšiai tarp neuronų. Taigi ryšiai tarp neuronų. Merkurijus yra. Tai yra Merkurijaus lavinimas yra tiesiogiai susijęs ir su smegenų lavinimu. Tai yra kai žmogus mąsto, galvoja, pastovi užimta, tarkim, mintis užimtos ir jo galva gerai dirba. Tai yra Merkurijus. Sako, gerai galva dirba, tai reiškia Merkurijus. Geras Merkurijus arba pradirbtas Merkurijus, toks žodis yra pradirbtas, tai yra žmogus atitinkamom savo valia, taip, gali Merkurijų dirbti su Merkurijum, kaip sakant, šlifuoti šitą gebėjimą savyje, lavinti gali. Tai vat. Atsimenate iš paskaitos apie Saulę, kad nekinta tik tai Saulė. Tiesiog Saulės, tarkim, principas, jis yra nekintamas. Va, to visa kita yra tiesiog įtakojama ir galima dirbti ir su visom planetom.
Yra įvairios praktikos, dvasinės praktikos. Reiškia, gali būti naudojamas, sakykime, tam, kad dirbti, sakykime, su planetom, įvairiom planetom. Taigi toliau pirštai, rankos, hormonai, plaučiai, nervų sistema, šonkauliai dvyniams, irgi pečiai irgi priskiriami dvyniams, krūtinė, kalbos organai, žarnynas ir balso stygos, visa tai. Dabar santykių lygmenyje, fizinis lygmuo, materialus, tai yra mūsų giminės, broliai, seseris, tai yra vaikai, tai yra pažįstami, tai yra mokiniai, tai yra aptarimas reikalų, buitinis toks, tai yra bendravimas, tai yra laiškai, kontaktai, sutartys, taip pat ginčai. Visuomeniniam lygmenį fizinis lygmuo, tai yra prekyba, tai yra transportas, ryšiai, leidyba, knygų leidyba, laikraščių. Tai yra paštas, dokumentai, tai yra pradinė mokykla, tai yra jaunimas, rašytojai, redaktoriai, kritikai, matematikai, sekretoriai, žurnalistai, kompiuteriai, programos. Ir gamtos, tarkim, lygmenį, čia aš atsiprašau, skaidrės neperėjom į skaidrę, o štai būties reiškia mentalinis, o štai fizinis, atsiprašau. Matot, fizinis čia surašyta. Judėjimas iš vienos vietos į kitą gamta, pagal gamtos dėsnius. Tai štai, toks tas Merkurijus, bet aš dar šį beitą noriu jums papasakoti. Taigi žmoguje Merkurijus atsakingas už nervų sistemą, už smegenų veiklą. Merkurijus tai neuronų ryšiai. Nauji neuronų ryšiai formuojasi, kai mes mokomės, kai mes mąstome, kuomet smegenys dirba. Tada, reiškia, žmogus būna jaunas. Ir skaitosi, kad Merkurijaus žmogus, sakykime, pas kurį yra žmonės, jeigu pasižiūrėt kaip psichotipus, yra žmonės, Saulės žmogus, gali būti Merkurijaus, Veneros žmogus, savimi tiesiog personifikuoja. Tai va štai Merkurijaus žmogus, jis net iki pat senatvės yra jaunas. Merkurijus taip pat horoskopija yra vienas iš verslo proceso signifikatorių. Signifikatorius yra žymė kaip žymuo. Ir žiūrėti, kaip žmogui, tarkim, versle sekasi ir panašiai, galima žiūrėti jo Merkurijų. Aš jau šiek tiek užsiminiau, kad Merkurijus čia ir už vagystės atsakingas, tai yra lankščios rankos, pirštai, smarkios, greitos kojos. Toks tas mūsų Merkurijus. Jeigu Merkurijaus simbolį mes perkelsime į žmonių kolektyvus, Merkurijus kūrė ryšius tarp skirtingų kolektyvų, tarp šalių, tautų. Gerai, pasižiūrėkime, koksgi Merkurijus yra mūsų Lietuvos horoskope. Tai yra Lietuvos nepriklausomybės 1990 metų atkūrimas, kovo 11. Ir Merkurijus yra žuvyse, su Saule. Žuvyse jam yra nepaprasta. Ir Merkurijus judėdamas dangumi
į metus 3 kartus būna retrogradinis, tai reiškia jis juda atgalinė tvarka, žiūrint į Žemės. Tai reiškia, kad jis kaip tokiu būdu suteikiama galimybė ištaisyti kažkokius lepsus, klaidas, skolas atiduoti. Tai va toks laikas iš tikrųjų būtent ištaisyti reikalus Merkurijaus tematikoje. Ir kažką naujo daryti nėra taip labai palanku. Tai yra, Merkurijus nurodo tam tikrą tą įtaką. Kaip suprantat, Saulė ir Mėnulis, tai yra 2 poliai, Merkurijus tarpininkauja. Jo vaidmuo yra ypatingai, sakykim, svarbus. Ypatingai svarbus yra. Aišku, čia daryta, ką daro ir kitos planetos, bet jo tokia, kaip sakant, pagrindinė tokia kaip ir funkcija būtų. Tai va tas tarpininkas, taip, tarp tų 2 šviesulių, kurie atsakingi už žmogaus esmę, dvasią ir žmogaus, Mėnulis, sakykim, reiškia už sielą. Tai yra už dvasią ir sielą, o Merkurijus tame tarpininkauja. Dabar jeigu grįžti atgal, reiškia apie šitos skaidrės šitos, Merkurijus mergelėje, Merkurijus dvyniuose, reiškia dvyniuose yra oro stichija, taip, Merkurijus oro stichijoje, o mergelė yra žemės stichijoje. Ir abiejose šitos stichijose Merkurijus labai gerai jaučiasi. Oro stichija jis daugiau yra tiesiog judrus, greitas, informacijos perdavėjas, jis labai gerai komunikuoja, labai greitai susigaudo, labai praktiškas, toks, prasme, tiksliai viską atlieka, nieko asmeniško, jokių emocijų nėra. Va, čia oro stichijoje, o štai mergelėje Merkurijus yra labai praktiškas, labai toks tikslus, kruopštus. Merkurijus atsakingas už rankas, už tokį kruopštumą, ritualus įvairiausius. Merkurijus, šiaip Mėnulis kūrė, kaip sakant, užprogramuotas, sakykime, Mėnulis, tai yra tas. Merkurijus tame dalyvauja. Yra įvairios praktikos kaip afirmacija, jo, mes kartojam afirmaciją, po to mes vizualizuojame tam tikrą vaizdinį ir tą vaizdinį pasto užpildome, tarkim, tą emocinę, jausminę vaizduotės, tą energiją. Bet tai vis, ta prasme, tą vaizdinį kaip ir užfiksuoja būtent formulę, afirmaciją kažkokią, taip Merkurijaus, sakykime. Tai va tas nuolat pakartojimas, kai mes kartojam, tarkim, nuolat kartojam, tą praktiką atliekam, tą ritualą atliekam. Būtent Merkurijus kūrė ritualus Žemėje esantis, Merkurijus ypatingai kūrė ritualus, reiškia. Ir tie ritualai reikalingi žmogui, ir tam, kad jis galėtų, reiškia, realizuoti savo tą potencialą tokiu būdu, kokiu pasirinko. Taip, jo siela, jo dvasia. Gerai, šiandien turbūt tiek, ar turite kokių klausimų? Aha. Na kągi, šiandien tada užteks. Ir rekomenduoju, apsidairykite aplinkoje savo, paprašykite, kad sutiktų artimieji, susirašykite planetas ženkluose, visas 10 planetų. Tai va, ir tokį darbelį padarykit ir taip pat apmastykite apie Merkurijaus funkciją, kaip jums Merkurijus pasireiškia jūsų gyvenime, kaip jūs jį pažįstate. Kai praeisime visas planetas, eisime per ženklus.
kiekvieną planetą, kiekviename ženkle. Tai yra labai nemažai informacijos. Aš dar galvoju, kaip visą tai pateikti, bet, sugalvosim. Taigi, ačiū Jums, kad dalyvavot. Jeigu patiko paskaita, uždėkit patiktuką, parašykit komentarą. Arba, jeigu turite savo patirtį, kažkokią galite pasidalinti. Padarykime, sakykim, šitas paskaitas ne vien tik kad informacija, bet kad ir būtų kažkokia atgalinė komunikacija. Taip, tą Merkurijų įprasminkim, įdarbinkim savo. Merkurijus taip pat yra pirštai, mes klaviatūrą rašom, mes savo mintis perdodam, tai yra Merkurijus. Bet pats internetas yra Uranas. Jis apima, aš galiu, ką tik irgi susirašinėjau su pažįstama, kuri gyvena kitame pasaulio gale. Labai greitai tą pačią akimirką mes bendravom. Taip, tai yra per Uraną. O štai Merkurijus, jis daugiau už tokius trumpas distancijas atsakingos. Taigi kitą savaitę bus, planuoju 2 planetas. Tai bus Venera ir Marsas. Ir bus labai labai įdomu apie Venerą ir apie Marsą. O dar kitą savaitę mes užbaigsime septenerį. Jeigu viskas, aišku, palanku, jeigu viskas gerai. Tai yra Jupiteris, Saturnas. O dar, kaip sakant, už 3 savaičių bus aukštos planetos Uranas, Neptūnas, Plutonas. O ten labai yra įdomu irgi. Ir po to eisime per zodiako ženklą, kaip kiekviena planeta jaučiasi kiekviename zodiako ženkle, o čia jau reikės jūsų, kad jūs jau būtumėte savo tą namų darbą pasidarę, kad jūs, reiškia, Merkurijus dvyniuose ir pas ką yra dvyniuose. Ir kai aš kalbėsiu, jūs galvosite, ar taip pasireiškia ar ne.